Sveiki, esu Kotryna, esu Juozo Balčikonio gimnazijos abiturientė. Tai praeitą vasarą su draugu pirkome bilietus per Ryanair skrydžių bendrovę į Berlyną ir likus mėnesį ir savaitę iki kelionės gavome elektroninį laišką, kad skrydžiai ir pirmyn ir atgal yra atšaukti. Tuo metu pasaulyje vyko Ryanair pilotų streikas ir buvo iš anksto pranešta, kad bus atšaukta keliolika ar net keliasdešimt tūkstančių skrydžių. Ir laukiant kelionės tikrai buvo baisu, ar mano skrydis pateks į tuos minėtus keliolika ar keliasdešimt tūkstančių ar ne, bet nutiko taip, kad pateko tarp tų nesėkmingųjų skrydžių. Kai sužinojau, kad bilietai yra atšaukti, labai nusivyliau, nes norėjau išvykti atostogauti kuo greičiau. Ir iš pradžių svarsčiau gal pirkti naujus bilietus tuo pačiom datom, bet kainos buvo didžiulės. Kompensacijos laukti ilgai tikrai nereikėjo. Per 1 ar 2 dienas gavome elektroninį laišką, kad pinigai bus grąžinti ir kad galime rinktis tiesiog kitą skrydį, kitą datą. Kiekvieną kartą renkantis ypač pigių skrydžių bendrovės išlieka baimė ir rizika, kad skrydis bus atšauktas. Ir niekada negalima 100% susiplanuoti, kad tikrai pavyks nuvykti į kitą šalį ar kitą miestą. Tačiau žinau, kad galioja įstatymas, kad aš visada galiu atgauti skrydžio kompensaciją ir galiu atgauti pinigus arba gauti naują bilietą.